Esu Bronius Jucikas, Pagėgių savivaldybės gyventojas. Vilkiškių miestelėje ūkininkaujam su žmona. Ūkininkaujam nuo 2012 metų. Turim pieno ūkį, smulkų, gal 15 karvučių melžiam ir šiek tiek prieauglio yra. Pats dirbu Vilkiškių ugniagesių komandoje, ugniagesių ir ūkis yra papildomos pajamos šeimai. Pagrindinis mūsų darbas - melžti karvutes ir pasišienauti šieną, o papildomai užsiauginam pašarą ir moliūgų, ir šiek tiek grūdų. Ūkininkaujam 30 hektarų plote. Visus darbus atliekam patys. Pradžia buvo sunkoka su vienu nedideliu traktoriuku ir smulkia technika. Dabar paramų dėka technika našesnė yra gerokai. 22 metais dalyvavom smulkių ūkininkų paramoj, kurio įsigijom šienavimo techniką, tai yra presą, grėblį, šienapjovę. Mums labai padėjo ta technika, padeda daug greičiau pašienauti ir kokybiškesnį pašarą pasiruošti. Tada teikiamos paramos ir tada teikiam paraišką, ieškom konsultantų, kad padėtos parašyti visą verslo planą ir jį įgyvendinti. Paraišką nėra sunku pateikti, gal būtų sunkiau viską pačiam padaryti, bet kadangi yra konsultantai, konsultuoja, toj srity nėra sunku tikrai. Ir galimybė sudalyvauti paramoj sustiprina mūsų ūkį. Turim daugiau laisvo laiko, lengviau atliekam darbus su naujesnė technika. Ir rekomenduočiau visiems nedvejoti, bet dalyvauti paramos.